Žiūrėk, tu ant kelio turi, o čia, o jo, tu ant savęs tu turi raidinti jį, taip. Ir Simai, tu nepadedi, tu eini iš paskui, galbūt paskutinį momentą, taip, pasas čia, šičia, daug irgi žaidžia, kitą pusę padaro. Kitą pusę padaro. Stipri komanda, stipriausia, kurią mes iki šios dienos matėme čempionate. Ir turi pakankamai talento, yra ir jaunų žaidėjų, yra patyrusių turbūt daugiau, subalansuota gerai, turi galingus vidurio puolėjus, tai Atsik, tai Savaš, turi NBA žaidėjų, kaip žinote, ryškiausia Turkoglu, Iljaso, tas pats Atsikas. Ir žaidžia daugiau pozicinį, bet kiekvienu momentu nevengia greito puolimo. Ir, kaip pasakyti, gerai kovoja dėl kamuolių, taip kad rungtynės tikrai bus sunkios. Ne vienas žaidėjas Lietuvos rinktinės yra žaidęs Turkijoje, Šarūnas šį sezoną ir Simas yra žaidęs. Ar tai kažkiek praverčia, gali padėti, kad pažįstamas tas Turkijos krepšinis ir pačiam yra tekę dirbti? Kada aš dirbau, tai buvo senai jau, bet šiaip mes tai žinoma komanda, žaidėjai ir žaidėjai yra prieš juos tekę žaisti ir Eurolygoje, kitose lygose, Europos čempionatuose ir klubuose. Teisingai pastebėjote, daug mūsų žaidė Turkijoje ir žais. Ir aišku, tai padeda, bet taip pat varžovai taip pat žino ir sakysim, ir mūsų žaidėjus. Čia per daug kažko tai nenuslėpsi. Kaip sakyti, Paulius ir Marijonas? Paulių patinimas yra, bet jaučiasi geriau. Marijonas pasiruošęs ir žais. Ar galim sakyti, kad rungtynių rezultatai iš dalies gali lemti, didžiąją dalimi lemti aukštaūgių žaidimas, nes priekinė linija pas jų yra stipri, ar čia tik vienas iš komponentų? Manau, kad vienas iš komponentų lems daug kas. Ir pirmiausia, tokiuose rungtynėse tai atkovoti kamuoliai, klaidos. Ir tokie tie pagrindiniai faktoriai, bet aišku, dar daugiau ir kitų momentų. Ar realu tikėtis žaidžiant su turkais pakartoti tokį greitą, gražų krepšinį kaip su lenkais? Mes tenksimės, kodėl mes turim šiandien žaisti kitaip. Mes varžovai didesnis. Bet mes taip žaidžiame. Mes negalim, neįmanoma paimti ir perdaryti iš, kaip pasakyti, iš Ferrari padaryti Hammerį per vieną naktį. Aš to nesugebu. Enesas Kanteras, vienas iš daugiausiai dėmesio, talentingiausias Turkijos krepšininkas. Koks įspūdis apie jį, kiek analizavote žaidimą ir galbūt būsima mikro dvikova su Valančiūnu? Apie Enesą. Kiek aš mačiau, daugiau analizavo mano pagalbininkai, bet jis gana agresyviai ir pavojingai žaidžia baudos aikštelę ir po krepšiu ir sukelia daug problemų ten. Mums ten reikia būti labai stipriems ir kovoti dėl kiekvieno metro, dėl kiekvienos pėdos. Tikrai ne veltui apie jį daug šnekam.